Užsakymą patikrinti G21, ne? Tiufai viskas galioja? Jo. Virinimo siūlė per čia. Labas, Andriu, pakel garažo vartus, mes įeisim iš karto į vidų. Jo. Tvarka, gerai, dėkui. Iki. Užsakymą patikrinti G21. 2 litrų dizelis, automobilis buvo ganėtinai stiprioje avarijoje. Galinė arka padaužta, dabar nuotrauką įkelsim. Filmuotojas turėtų įkelti montuotojas ir sakęs tvarkyta tvarkingai, pardavėjas gana patikimas, daug tikrinom, daug pirkom, neprisimenu, gal kažko nepirkom, tai turėtų greit pakelti vartus, bet kažkaip laikas lėtai einam. Supratau, okei, ateinam į kitą. Tai palai, ateiti prie lifto, ne? Okei, gerai, tvarka, davai. Varyt pas mano draugą į servizą čia visai šalia auto savanoriai. Galėsim ten paskelbti, ne? Tiufai, viskas galioja? Ne, jei reikia technikinius viską pravaryti užregistruoti. Jo. Vakar yra padarytas aptarnavimas. Kas daryta aptarnavimui? Salonas, kuras, tepalas, filtrai Jo. ir tepalas. Šaunu. Aš nežinau, ar prie duslintuvo kokia skardelė yra, ar dar kažkas. Pabandyk pavažiuoti ant D, žinai, į priekį staptelt, nu, retais atvejais, bet, žinai, man toks... Yra garselis toks, ne mini. Nu, kažkokia skardelė ar kažkoks... Jo, skambinau, bet dabar žinok, nebeprisimenu. Jo, tai auto patikra čia pas mane yra, žinok, dienai. Bet aš bandžiau skambinti auto patikros numerį, supranti. Aha. Nes net važiuosi jau. Ne, tai žinokit, man čia tiek skambinėja žmonių, aš nespėju atsiliepti. Jis dirba gražiai, be pašalinių garsų. Galim tikrinti gilesnius dalykus. Kaip fainai jūs čia įsirengė iš tikrųjų. Toksai. Metais išsikrausysim jau. Kur? Rimta. Stato dar, stato. Stato, ne? Dar stato. Šaunuoliai, jo. Ok, tada gilinuosi automobilį, vėliau. Smulkmena, bet vis tiek svarbu. Yra raktas, jo baterija yra pavargus, nebeįsijungia, raktas brangus ir gali būti kitos mašinos. Būna kartais netyčia arba tyčia pardavėjai prideda specialiai komplektą, kad pakeltų vertę automobilio. Tai pasitikrinkit, ar tie raktai iš tikrųjų veikia. Tiesiog, kad ir su išsikrovusiu turi užsikurti. Pridėjus raktą prie specialios vietos, kur nereikia baterijos. Šiuo atveju raktas atitinka. Nu, matysi, tai pasimatuosiu su dažais, o čia va, žinai. Jo. Bet nu tą, žinai, mus visos su savo istorijom. Tai be abejo, į Lietuvą negrįžta už pigią kainą. Automobilis su maža rida, su gausia komplektacija ir dar kažkokiais kitais niuansais, dėl kurių kyla kaina. Visada būna kažkokia priežastis. Aš turiu pataisytą ją viršui, tą sąskaitą. Taip. Nu, anyway, ta prasme, filtrai, viskas yra pakeista. Dabar. Būtų geriau iš tikrųjų, kad kilometrus pataisytų, nes Taip, aš turiu viršui. dvigubai daugiau. Naujas buvo keistas. Kažkada. Nu, okei, reikia gilintis čia.
gotta make a move to me, baby, yeah. You know me, I'm not wasting time. No secrets that to hide. You gotta show me love when you're ready, yeah. Kaip gaunas. Pamatai, kad neverta pirkti. Ai, tai iš pusės. Jo, būna visko, jo. Yra prie durelių lyginta. Jo, matau. Paviršutinė skarda keitėsi, ne? Ten ta vidinė turėjo biški būti irgi pažįsta, bet gal ten... Nebuvo, žinai, reikalo keisti kepti. Jo, gal nebūtina buvo keisti. Virinimo siūlio per čia, bet pardavėjas iškart man viską atsiuntė nuotraukas, kai buvo padaužta. Tai realiai šita dalis buvo taip neblogai pažįsta, bet ne tragedija. Galima suremontuoti kokybiškai. O dabar ir nustatysim, ar tai padaryta tikrai kokybiškai. Salonas individualo, gražus. Na, pavoda. Jup. Airbagai nebuvo suveikę, man atrodo, ne? Kaip iš fotkių mačiau. Airbagai nebuvo suveikę. A, pasitikslinu dar. Pristatau jums vieną iš auto savanoriai savininkų, Mantvydą. Sveiki. Purtysim važiuoklę automobiliui prieš pirkimą BMW G21. Taigi, automobilis turėjo avariją į kairį kampą, ten yra pervirinta paviršutinė skarda ir galimai važiuoklė buvo pažįsta. Automobilis šiaip nedaug važiavęs, 85 000 kilometrų, bet buvo daužtas į galą į galimai ratlankį. Neturim tos informacijos, bet dabar turėsim įsiaiškinti pasikeliant keltuvo, ar viskas suremontuota tinkamai, ar aplamai nieko nebuvo. Tai keliam, žiūrim, kas čia gaunas. Turim R18 ratlankius, kelintų čia metų, 23 metų, kem 3 savaitės vasariniai. Labai geri. Kai šitokie. Bet kiniečiai. Atsiimu žodžius. Turim stabdžių diskus dar gerus, dar geras kaladės. Spėjau restauruoti ratlankį buvę iš kada. Va, jau Mantvydas rado vieną niuansą, nėra vienos pakelimo šponkės, va čia šitoj vietoj. O avarija buvo visai į kitą ratą. Tai jie specialiai meistrai kaip daro, išima iš čia tarkim ir perdeda tenais, kai neturi tos detalės, tam, kad neieškotų ten galų, o žiūrėtų čia, kur nėra tų jokių problemų. Jie gudrus yra, bet mes dar gudresni. Katalikai yra. Prasičekinam golius, o ne? Bendrai pajudinam kaip įmanoma su ranka, ar nekliba šarnyrai arba kitos vietos paprastai. Čia, nes čia buvo avarija, čia šitas sparnas yra pervirintas, ar nebuvo važiuoklė pažįsta. O jeigu buvo, tai kaip suremontuota. Čia radom stabdžių nusidėvėjimo daviklį. Jisai turėtų į kaladėlę būti statytas, bet jisai kažkodėl čia kypso, ne vietoje. Turbūt meistrai pamiršo. Ar kaip manai specialiai čia paliko taip? Kartais palieka specialiai, tam, kad nereikėtų keitalioti jų, kai susidėvi kaladėlės. Tiesiog arba pamiršo.
Bet tokį mašiną greičiausiai pamiršo, nes čia keli eurai tai kainuoja. Bet vis tiek svarbus dalykas, jeigu, tarkim, neįstatom, mes važiuojam ir mums nedega kaladėlių klaida. O cypia, Jo, po to viskas. sugadinam stabdžių diską. Jo, ir mokam už remontą 2-3 sykius daugiau. Čia vat yra puikus pavyzdys, kad reikia atlikti remontus pas patikimus meistrus, nes po to galutiniam rezultate mokėsi 2-3 sykius daugiau. Nu, įdomiausia, šitas ratas buvo kažką liestas ar ne, bet lygti nebuvo, kiek aš matau. Tai čia visai ką tik turbūt darytas. Kaip? Čia visai ką tik darė tą suvedimą, nes Jo, visai. bėga. Viskas. Jo, visai ką tik padarytas. Supratau. Rhythm bounce on the rhythm, yeah, yeah, yeah. You gotta make a move to make me Čia. You know me, I'm not wasting time. No secrets that to hide. You gotta show me love when you're ready, yeah, yeah, yeah. Taigi patikrinom ką tik važiuoklę. Kaip tu, Mantvidai, šitą automobilio važiuoklę? Normaliai, šiaip važiuoklė pati nekliba, viskas pakankamai sveika. Tai kairėje pusėje priekyje stabdžių nusidėvėjimo daviklis, kad neįstatytas į vietą, ir kelimo vietos. Atraminė guma pamesta. atraminė Jo. guma. Gal mes netgi dabar galėtumėm ir įstatytą daviklį, kad nereiktų Aš manau, klientį galima. po to važiuoti Neatrodo servisą. pažeistas, tai galima bandyti statyti vietą ir Jo. turėtų viskas gerai. Jo. būti tenai. Sutupysim klientį laiko dar porą valandų varyti servizą, dar kažkur kažką, nes jeigu to daviklio neįstačius, važiuosit, kaladėlės ant tiek nusidėvės, kad ir sugadins diską, ne? Ir po to reiks ir diską, ir kaladės keisti. Tai realiai nežinant šio minuso, kiek galėtų žmogus išleisti pinigų ant remonto, kai sugadintų ir diską. Tai jo, įprastai šitas remontas kaladėlės ir kaladėlių pakeitimas kainuotų 100-150 eurų. Jo. Jeigu sugadintų stabdžių diskus, tai 300 ir viršų, žiūrint kokios kokybės diskus būtų norima pirkti. O čia kokybiški yra, M paketas, tai pinigų išeitų. Gerai, dėkui Mantvidai, susimatysim kitose patikrose. Kitų kartų. Iki.